Iš Evangelijos pagal Morkų. Vienas iš rašto aiškintojų priėjo prie Jėzaus ir paklausė, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis. Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk savo viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakei. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo. O mylėti jį visa širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Girdėjote viešpatie žodį. Ką tik girdėjome istoriją apie tai, kaip vienas rašto aiškintojų užduoda klausimą Jėzui. Veiksmas vyksta Jeruzalėje. Ankstesnėse Evangelijos eilutėse skaitome, kaip fariziejai, rašto aiškintojai uždavinėja įvairiausius suktus klausimus Jėzui, trokšdami jį pagauti kalboje. Ir rodos sukuriama tokia beveik neapykantos pilna atmosfera. Ir štai vienas rašto aiškintojų, galbūt simpatizuojantis Jėzų ar bandydamas sušvelninti situaciją, užduoda, rodos, vaikišką klausimą. Klausimą, į kurį sugebėtų atsakyti kiekvienas tik pradėjęs studijuoti Torą vaikas. Koks pirmas įsakymas? Žinome, kad Izraelis turėjo net 600 įsakymų, kurių įvairiausiais būdais buvo bandoma laikytis. Galbūt visų neatsimindavo, bet bent pirmuosius galėjo žinoti. Ir Jėzus gan nesunkiai atsako į šį klausimą žodžiais iš pagrindinės, kasdienės izraelitų maldos. Klausyk, Izraeli. Tai žodžiais izraelitai pradeda kiekvieną dieną. Tie žodžiai įrašyti ant jų durų staktų, mezuzos, vamzdeliuose ir kiekvienas išeidamas tiesiog per namų durų slenkstį paglosto tą švento rašto žodį, ištardama žodžius Šma Izraeli. Klausyk, Izraeli, klausyk Dievo tautą. Tavo Dievas yra vienintelis Dievas ir nėra kitų dievų. Tačiau Jėzus prideda ir toliau žodžius sakydamas, mylėsi savo viešpatį visomis jėgomis, visą savo sielą, visomis savo pastangomis ir mylėsi savo artimą kaip save patį. Na, šį pamokymą randame šventajame rašte Senajame testamente tik vienoje vietoje, Kunigų knygoje, kur kalbama apie tai, kad neskriaus ir neapgaudinėsi savo tautiečio, bet mylėsi taip, kaip myli save patį. Tačiau Jėzus šios rodos išbarstytus išminties ir pamokymo žodžius sudeda į vieną vietą, į vieną įsakymą, dvigubą įsakymą, mylėti Dievą ir mylėti savo artimą. Rodos, kas gali būti paprasčiau, tačiau tuo pačiu, kas be gali būti labiau sudėtinga, labiau iššaukiančių, labiau reikalaujančių sukaupti savo jėgas ir tuo pačiu pripažinti, kad nesugebame dorai mylėti nei Dievo, nei savo artimo. Yra viena istorija apie kunigą senais laikais jojantį ant kuino
per laukus ir pasigrožinti gamta, besidžiaugianti, ir štai jis prijoja prie ūkininko lauko ir valstietis pakėlęs galvą nužvelgia jį ir sako, na, bepigu tau čia jodinėti, o štai aš turiu dirbti. Su tikais žiūri paukštelius, žolę, galvoja apie Dievą, kas be gali būti lengvesnio. Ir tas kunigas jam sako, žinai, jeigu tu sugebėsi 1 minutę galvoti tik apie Dievą, aš tau atiduosiu savo arklį. Nudžiugęs valstietis tuoj pat sutiko, čia pat prisėdo ant akmens, tyli susikaupęs, mąsto. Praėjus 30 sekundžių pakelia galvą ir paklausė, o balną irgi pridėsi. Taigi, kaip lengvai tos mintis mūsų nuklysta. Ir galbūt tai yra tiesiog žmogiška prigimtis, kad mūsų kasdienybė, mūsų rūpesčiai niekad mūsų neapleidžia. Ir tas pats artimas, kurį turėtume mylėti, kuriuo turėtume džiaugtis, tas pats artimas, kuris yra arčiausiai mūsų, yra dažniausiai ir sužeidžiamas, dažniausiai ir užgaunamas. Ir kitą kartą gali galvoti, kad viso gyvenimo pastangų tam neužteks. Tačiau dar kartą įsiklausykime viešpačius žodžius. Klausyk, Izraeli, klausyk. Viešpats yra tavo Dievas. Jis tave išsirinko, ne tu išsirinkai. Jis tave išsirinko, pašventino ir pašaukė amžinam gyvenimui. Ir net, kai esi labiausiai nuo jo nutolęs, net tuomet, kai pats savęs nesugebė mylėti, klausyk, Izraeli, neužmiršk, Izraeli, įsiklausyk Dievo tautą. Dievas yra tavo viešpats. Jis tave vadovauja, jis tave sukūrė, jis tave atpirko, jis tau dovanos amžinai gyvenimą. Ir kai bus ypatingai sunku, išgirskime ir tuos Jėzaus žodžius. Tu netoli nuo Dievo karalystės, nes yra čia pat, ji jau yra.